žaidžiat 1-1. Atrodo, kad tikrai menininkas turi būti aukščiau pakilęs visko. Taip, jis turi būti aukščiau pakilęs galva visko. Bet kojos jo turi stovėti ant žemės. O štai nuo čia, man atrodo, ir prasideda kompozitorius. Ir kada jis žvalgosi, kada jis žiūri, kada jis seka visą gyvenimą, problemas gyvenimo, filosofiškai žiūri į tas problemas, į tą visą gyvenimą. Tai jo kūryba tampa žmonėms reikalinga. Nes jis apie juos kalba, o ne apie save. Nu, žiūrim toliau dabar. To pačiam. Taip. Dabar čia pats meilė, kur yra meilė šitaip neišsenka. O čia man patinka, o čia yra meilė, čia jau, jūs jau mylit šitoj vietoj. O čia jūs daro tik tai tekstą. Čia reikia pergyventi visą tai, kas čia vyksta savim. Nes kitaip nesigaus nieko. Bus tuščias teksto atmušimas tik tai. Rašoma mašinėlė, neįdės jokių emocijų.
O čia jūs padarėt, gal nuo tos vietos pradėt, meilė, 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 taip, jinai ateina su savo pasauliu, meilė šitaip neišsenka, jinai netaip lengva ją išsekdinti, jinai kaip vynas. Čia ne tas. Tos moters suatėjimas turi kaip tik įnešti tam tikrą ir vystymą, taip, tolesnį. Už tai jinai turi ateiti būtent tame taške, kur jin reikalinga, o ne anksčiau. Kad galima būtų kalbėti apie meilę, kaip apie tokį reiškinį. Kad tai būtų ištisai pokalbis, dialogas, gilus, prasmingas dialogas apie tai, kas tai yra meilė. Per tos gamtos reiškinius. Kiekvieną pavasarį aš atvažiuoju į mišką. Šypsausi saulei, kvėpuoju tyru oru. Stebiu išbrinkusius pumpurus, stebiu ir semiu jų ramią, bundančią jėgą. Kad būtų kontrastas, kad... Gal čia vokalą mes pasidarytume? Nu, galit pasidaryti vokalą, bet man nesinori čia labai apkrauti. Nesunku vokalą. Čiagi bus vokalas, saukim gamtą. Čia reikia laikyti. O iki tos vietos turi vėlai taip pat kaip čia, pradžioj. Saugokim gamtą, tai man nereikia. Tada nereik dainuoti. Iš vis saukim gamtą, čia mes galvosim, ką daryti. Man atrodo per aukštai. Kiekvieną pavasarį aš atvažiuoju į mišką. Jo šventę atvažiuoja. Apmąstau praėjusią žiemą, rudenį, vasarą. Kiekvienas iš tų žodžių kažką jums primena, taip? Suvaišiau žodžius. Miške aš tampu savimi. Vaikštau tokia maža, laiminga. Visi. Šiandieną mūsų susitikimas kiek neįprastas. Tai nebus kažkoks koncertas, kuriame aš grosiu parašytus kūrinius. Tai bus koncertas improvizacija. Žodžiu, visą tai, ką jūs išgirsite, visą tai bus sukurta čia pat, jums matant, jums girdint. Ir aš norėčiau dabar pagroti tokį, galbūt improvizaciją, kaip tik varpų temą.
man ši tema labai artima. Ir šitoj temoje yra tai, kas svarbiausia turbūt ir mano tėvo gyvenime, kadangi mes, jūs žinot, grojame varpais. 35 varpais, per audrą, per lietų, per sniegą ir per pūgą, mes visuomet jais grojam. Dar vienas klausimas čia yra pas mane užrašytas apie mirtį. Kažkuris iš didelių rašytojų yra pasakęs labai gerai, kad yra žmonių, kurie gyvena tik tai palikdami po savęs tą nelemtą brūkšnį. Bet aš noriu ne apie tokią mirtį kalbėti, aš noriu apie tokią mirtį kalbėti, kuri palieka po savęs žmogų su jo darbais, su jo siekiais. Ir tokia mirtis man žiūrisi optimistinė. Jeigu žmogus esi kažką padaręs, kažką palikęs gero žmonėms, bent kažkas šypsojosi vieną kartą, kažkam tu sukėlei gėrį, šilumą kažkam davėjai, jau tas žmogus ne tik brūkšnelis bus, jau apie jį kažką prisimins, kažkam jis buvo reikalingas. Štai, ką galima būtų pasakyti apie šitą. O kaip įsivaizduot, kaip mes pagrotume apie tokį žmogų, kuris kažką dirbo ir kažką paliko po savo gyvenimą. Aišku, tai bus kažkokie tai daiktai, pastatai, skulptūros, kūriniai. Mūsų Kaune kompozitorių sąjungos skyrius yra. Ir sūnus yra atsakingas sekretorius šitas skyriaus. Nu, aš paprastas, matot, kaip būna gyvenime. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mano sūnus pasirodo ilgesniais sparnais. Taip aš. Bet aš viršininkas geras, taip? Geras. Tik namuose tai jau menkas viršininkas. Namuose, taip. Namuose, taip. Valdžia pasibaigia. Labą vakarą, mėla publika. Šiandien jau jums pristatyti nebereikia man, maestro Giedriaus Kuprevičiaus. Mes pradėjom šį iškilmingą vakarą Roberto Verbos filmų Maestro jaunesnysis, kur matėte tokį jauną, įspūdingą kompozitorių, patį ir atliekant įvairius kūrinius. Taigi man šiandien be galo malonu jums pristatyti maestro kompozitorių, taip pat akademiką, taip pat ir atlikėją, ir nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Giedrių Kuprevičių. Kadangi tai jubiliejinis koncertas, tai mes Mokslo akademija, pasinaudodami šeimininkų teisę, norime pirmiausia pasveikinti akademiką
ir kompozitorių su puikiu jubiliejumi, palinkėdami jiems kuo geriausios kūrybinės sėkmės, sveikatos ir gražių, saulėtų, ypatingai gražių dienų. Taigi ateiname, kviečiame mes humanitarinio ir socialinio mokslo skyrių su sveikinimais, prašom. Vienas, du. Dabar gerai. Tai jūs tada. Čia visokie, kaip mokslo akademija, tai nežinai, kas ima viršų, technika ar žmogus. Bet turbūt ne tas sakinys turėtų būti pirmas, kurį dabar sakau. Tai turėtų būti didelės pagarbos šiai institucijai sakinys. Pagarbos ją įkūrusiems
esantiems dabar joje, vykdantiems labai sudėtinga ir labai nedėkinga Lietuvoje mokslo plėtros darbą. Mes dabar gyvename tokios prastėjančios visuomenės, su prastėjančių interesų epochoje ir labai nenuspėjamų grėsmių akivaizdoje, kurios sunkiai valdomos netgi pačių šviesiausių protų. Ir todėl man atrodo, kad tas kolektyvinis nuprastėjimas turėtų būti sutiktas su kolektyviniu protų pasipriešinimu, kurio labai mūsų tėvynėje stinga. Ir tai, kad mes susirinkom mokslo akademijų, kurioje užgimė sąjūdis, kuris visaip vingiavo ir vingioja per mūsų istoriją. Man atrodo, kad yra labai simboliška, kad čia ir aš atsidūriau. Simboliška kultūrai, kuri taip pat turi savo bėdų. Ir kairių, ir dešinių, kas supranta užuominas. Ir tai, kad mes čia šiandieną kalbam apie muziką, kitą dieną apie dailę, trečią apie architektūrą, byloja, kad tai irgi yra mokslas. Kad tai irgi be mokslo joks menas neišgyventų nei dienos. Dėl to, kad visa tai, ką mes darome su technikos stebuklų fortepijonu, su balso tobulybė, kuri be medicinos neįsivaizduojama, su muzikos kūryba, kuri neįsivaizduojama be tam tikrų astronomijos žinių, matematikos ypatingai žinių, kuri neįmanoma be proporcijų pajautimo. Ir tai taip susipina viskas, kad netgi mums vienu metu kilo noras pavadinti mokslų ir menų akademiją. Kokios yra pasaulyje, egzistuoja tokios. Tai dar būtų daugiau į kumštį suvaryta visą tą mūsų vargšę inteligentiją, vargšę mokslininkiją, vargšę kompozitoriją, vargšę dailininkiją, vargšę poetiziją ir visa kita. Šita mano ilga, be galo ilga prakalba tuoj baigsis ir mes pasinersim į labai įvairią muziką. Ir padės man Aldona šių renginių siela, dvasia ir kūnas ir mechanika, dėl to, kad irgi reikia viską užsukti, kad visi dantračiai veiktų. Ir žinoma, mes paeiliui pranešim, ką mes girdim, ką matom. Ir tai, kad jūs matote pavadinime žodį ne kainos sutartinės, o kartos, jos sutarė. Tai irgi yra labai svarbus momentas lietuviškai visuomeniai ir bendruomeniai. Kartos turi sutarti. Kokios jos bebūtų, kokios epochos jos begyventų. Nes kitaip kyla tik karai. Visokie. Moraliniai, dvasiniai, fiziniai. Aldute, pradedam turbūt taip, gana kalbėti. Aš nežinau, ko jis tiek ilgai šneka. Kviečiam pirmosius muzikantus ir tada aš paprašysiu taip. Aš tada kalbu filosofinę dalį, o jūs informacinę. O mano filosofijos bus trumpos. Šiandien mums talkina Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos moksleiviai. Aišku, gros ir autorius, bet pirmiausia mes kviečiame moksleivius. Ir dabar jūs girdėsite Obelų žiedai,
Kazio Binkio žodžiai atlieka Lukrecija Šiaulytė, vokalas, Rokas Skarulskis, violončelė, Meda Jokubauskaitė, fortepijonas. Mokytojos Nerutė Šiliūtė, Neringa Augustauskienė, Violeta Česaitė. Prašom. Tai yra labai sena daina, jinai sukurta dar 1900 kokiais nors, sakykime, 68 metais. 1968, dieve, reiškia. Tai buvo labai, kiek jums metų buvo tada, aš neklausiu. Bet tai yra Kazys Binkis, mano tėvo bičiulis, su kurio bendrauta buvo jų laikais smarkiai. Ir dabar, kai šis žavus jaunimas atliks šitą kūrinį, mes turėtume nusikelti ne į tos 68, o į 2068. Įsivaizduot, kokios obelis žydės tais metais laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Žiūri, krenta patylomis, obelų žiedai, obelų žiedai, obelų žiedai, obelų žiedai. Žiūri, krinta patylomis, obelų žiedai, štakėlėmis baltomis žiūrim, krinta, patylomis rodo sniego atkarpomis, sniego tik antai, žiūri, sniego tik antai, žiūri, krinta patylomis, obelų žiedai, obelų žiedai, obelų žiedai, obelų žiedai. Žiūri, krinta patylomis, obelų žiedai, štakėlėmis baltomis žiūrim, krinta, patylomis rodo sniego atkarpomis, sniego tik antai, žiūrim, sniego tik antai,
Dėkoju. Dabar bus daina, išdaila taip vadinama dzūkų liaudės dainos, oi kokis ten žolinėlis. Jinai pirmą kartą buvo surasta mano 1982 turbūt metais ir panaudota kaip prologas longplay'uje, ilgai grojančiai plokšteliai Milžinkapis, kuri buvo skirta Krėvės jubiliejui. Išleista buvo firmos melodija ir įrašyta Vilniuje plokštelių studijoje. Tai buvo irgi toks savotiškas projektas, kaip dabar sakoma, kadangi visą muziką įrašė elektroninės muzikos grupė Argo, o visus tekstus įskaitė Akademinio dramos teatro aktoriai su Rosenu priekyje. Tai tas įrašas yra pasiekiamas, jis ir mano svetainėje yra. Ir pradžioje buvo šita daina, tik tai reiškia, jinai be teksto. Ir dabar pasirodo, kad jinai turi savo tęsinį ir kaip koncertinis numeris. Tai dabar paprašysiu pristatyti atlikėjus, kurie tą dainelę ir sudainuos. Atlieka Ona Miglė Slušnytė vokalas, Auksė Petrauskaitė fortepijonas, Ramunė Paulioninė fleita. Mokytoja Jolanta Stumbrienė, Svetlana Bulygo.
štai kaip skamba liaudės daina. Čia mano didžiausias buvo rūpestis tą išdailą darant, surasti harmonijas. Nes kiekviena, jeigu įsiklausėte ten toliau, tos harmonijos visą laiką gana įmantrios. Čia Jūratė Baltramiejūnaitė, sėdi kompozitorė, tai jinai girdi viską kiaurai. Tai būtent tos įmantrios harmonijos, kad visiškai netikėti posūkiai. O dabar Samanėlių lopšinė. Jinai gimė Druskininkose, Šile. Mes su dukra, dar vaikas buvo, vaikštom ir žiūriu, beveik jos nesimato. Ten tokios samanos iki kaklo. Įlenda vaikas ir nėra. Tai vos ištraukiau. Tai pagalvojau, kad ten ir užmigt gali. Tai grįžęs ir sukaliau tokią Samanėlių lopšinę. Tai dabar mes ją ir pasiklausysime. Tai vėlgi reiškia, kurie čia dabar gali būti metai, 1993 čia parašyta pas mane. Tai praeitas tūkstantmetis. Taip, kas? Ir kas atlieka? Atlieka Goda Drungilaitė, fortepijonas, mokytoja Violeta Česaitė. Na, jūs turbūt atkreipėt dėmesį, koks gražus jos prisilietimo prie fortepijono tonas, taip? Gal galima dar tyliau būtų groti, bet gal ir nereikia, nes ir taip jau viskas nutildyta pasaulyje, ar nutildoma. Tai šita lopšinė tokia. O dabar Žalčio sonata. Dabar visi einam iš proto dėl Čiurlionio, kadangi reikia kažkaip iš viso padaryti taip, kad jau nieko daugiau neliktų, tik Čiurlionis.
visi turim sulysti po stalu, po kėdę, reiškia tik tai Čiurlionis ir pasaulyje tik Čiurlionis visur, kaip Šarūnas Nakas sakė, krepšinio komanda Čiurlionis. Pizzerija Čiurlionis. Nu, viską, reiškia, sučiurlioninkim iki galo. Man taip baisu, kur man ten įsispraust pas kažkaip. Tai dabar visi spraudžiasi patys Čiurlionį kurdami. Tai čia man ieškoti daug nereikia, nes aš tiek to Čiurlionį prikūręs, kad galim būtų visą koncertą padaryti. Žinot, kuo mažiau žinomas, to daugiau prie žinomų glaudies. Tai čia sena jaunų kompozitorių bėda. Tai taip ir įvyko 1968 metais, baigdamas valstybinė konservatorija Tarybų Lietuvoje, sukūriau Žalčio sonatą pagal Čiurlionio paveikslus ir paskiriau ją Eduardui Balsiui, savo profesoriui, kaip dovaną baigiant studijas. Ir pirmą kartą sugrojau per savo valstybinį egzaminą valstybiniai filharmonijoje. Ir gavau Bart. Balsys priėjo, sako, gerai, viską, ačiū labai, kad paskirė man, bet reikėjo man prieš tai pagrot, būtume daug ką pataisę. Tai buvo, reiškia, 68 metai. O dabar jau ta pataisyta, sutvarkyta ir dar vis po truputėlį tobulinama sonata pateko į pianistės Eglės Andriejevaitės rankas. Jos pačios iniciatyva. Tai stebuklas, kad dar kažkam rūpi lietuviška muzika. Ir jinai ne tik, kad pagrojo ją, reiškia, kažkur čia Lietuvoje, bet jie pagrojo užsienį. Užsienį, įsivaizduojat. Lietuvių, bet tai vis tiek su Čiurlioniu susijęta, reiškia, Žalčio sonata. Ir dabar mes ją visą pasiklausysime. Nėra ilga, nebijokite, neilga. Ir aš neprašiau, kad ten grotų greičiau, bet šiaip ir nėra ilga. Ir mes dabar, Eglė, miela jūs matyti. Ačiū labai. Paklausysim.
Keistas šokis, keistas ritmas. Na, visą laiką kažkaip norėjusi kažkaip keistai kažkur kažką su kažko kažkam. Ir dar studijų metais parašiau tokį ciklą, kurį pavadinau Nevykę šokiai. Nepavykę, nevykę šokiai. Ir kadangi jau artėjo valstybinis egzaminas kompozicijos, tai reikėjo atlikėjų, kad jie kas nors tos nevykusius šokius pagrotų. Tai kreipiausi į Aleksandrą Lyvantą, garsų lietuvių smuikininką, jau dėja negyvenantį, Oistracho mokinį, dirbusi valstybiniai konservatorijai. Parodžiau jam tos nevykusius šokius ir jisai sako, kad jie nėra tokie nevykę. Sakau, tai bet toks sumanimas. Tai sakau, gal gali duoti kokiam savo studentui, kad jis pagrotų per egzaminą. Sako, jie nepagros kaip reikia. Ir egzamine grojo pats Aleksandras Lyvantas. Nu, žinoma, aš prie fortepijono. Ir mes pervadinom tos šokius į keisti šokiai. Nes Lyvantas sakė, žinai, aš nevykusios muzikos šiaip gyvenime negroju. Tai pervadinom, jo prašymu. Ir dabar išgirsite tą nevykusį šokį vieną, man atrodo, valsas, taip atrodo dabar. Čia, nežinau, kurį pasirinko, valsą, taip? Valsą reikia sakyti. Paltas, valsa, Volga. Ir išgirsite dabar šitą šokį, o po to išgirsite dar kartą tos šokius, bet jau visus, kuriuos vėlgi prašymų muzikantės, kuri paruošė šitos šokius, tai pristatysim paskui, sugros reiškia jau altui su fortepijonu, nes jinai altistė, altininkė, o kūrinys smuikininkams, tai teko padaryti redakciją. Tai dabar smuiko, originali redakcija, skambės atliekama. Taip, atliks Saulė Pranauskaitė, smuikas, mokytoja Jelena Alimova, koncertmeisterė Tatjana Alimova.
Dėkui labai. Žinoma, labai su tokiu rimtu veidu, tokia juokinga muzika groja, dar juokingiau. Bet labai jaudinasi mokiniai, moksleiviai, reiškia, šaunuoliai, jie tokie šaunuoliai, kad aš manau, galima būtų iš vis man čia nekalbėti, klausytis ir kaip jie Klementį groja, ir kaip jie groja Mozartą ir Bachą ir visus kitus labai gerus kompozitorius, kurie manęs nepažinojo. O dabar va, tie patys keisti šokiai, kuriuos paprašė padaryti redakcija Augusta Romaškevičiūtė, altininkė, puikiai altininkė ir kartu su Egle Andrievaitė, jos dabar abi tos 4 nedidelius šokiukus sugros. Man atrodo, valsas, polka, burė ir mazurka. Lenkai turi būti patenkinti.
štai kaip persipina tas pats kūrinėlis iš vienos kartos į kitą. Gerai, kad dar neišėjo trečio universiteto smuikininkai. Irgi būtų, o kodėl, jokas, ko čia juokingo. Ir ketvirtas yra universitetas, kur suveža visus. Tai va, o jeigu rimtai, tai dabar mano eilė pasirodyti, pagaliau. Ir pasirodysiu aš su labai tokiu keistu kūrinėliu, ar kaip pavadinti, kompozicija, projektų, bet ne instaliacija. Ir vadinasi, tas kūrinėlis net pats nežinau, kodėl taip Ratnyčėlės balsu pavadintas jisai taip. Pradėtas jisai 1999 buvo dalis jo sukurta, grynai su kompiuteriu, o 24, tai yra šiemet, jubiliejinių metų paūmėjimo metu, prirašiau, reiškia, pradžią ir pabaigą. Tiesiog toks gavosi, reiškia, kaip triptikas nedidelis. Ir tai yra kompozicija, kurioje aš panaudoju va štai tokią keistą dėžutę, kuri vadinasi garsiakalbis. Ir tai yra naujos kartos garsiakalbis, kuris atkuria visus reikalingus dažnius. Ne ta didelė kolonėlė, kurią 4 vyrai neša ir numeta nuo laiptų, bet tai yra tokia vat nedidelė naujos kartos kolonėlė. Ir iPhone'as, be kurio aš nesiskiriu net dieną naktį, žmona padarė lovytę jam. Miegam 3. Bet aš jai nupirkau irgi telefoną, dabar jau 4. Tai va, tai aš tiesiog labai trumpai pasiruošiu viską ir mes pasiklausysim šitą kompoziciją. Gal aš truputį ją patrumpinsiu, nes laikas, žiūriu, bėga labai greitai. Ir tai kas yra? Tai yra kūrinys, kuriame aš norėtųsi truputį sociologiškai pasižiūrėti į Ratnyčėlę, į Čiurlionį, į miestą, į mišką ir pagaliau į tai, kas mūsų laukia, kokie mes ir kur mes atsidursime ir ar iš vis dar kas nors mūsų ras. 1 minutę aš tuoj pat pasiimu.
Tai tęsim toliau darbą. Po šitos kompozicijos, kurie, atsiprašau, galbūt autorius, aš jam pasakysiu, perduosiu, gal kiek užtęsė. Šiais laikais reikėtų truputį trumpiau. Liko labai mums nedaug, dar koks 17 numerių, 6 pranešimai ir bisai nesustabdomi. Taigi dabar preliudas Čiurlionio atminimui. Tokia pjesė, žinot, kad čia kaip kregždutės. Kai uždainuoja kregždutės, aš bėgu laukais neatsigręždamas. Tai taip pat yra ir su to preliudu, reiškia. Nepyksta tegul atlikėjai. Bet kai aš išgirdau, kai groja Indė Kalkutoj ir berniukas Venezueloj, tai atsiprašiau to preliudo ir dabar labai myliu. Nes puikiai muzika, išgirsit, nepaprasta. Tai preliudas Čiurlioniui gimė labai neįprastoj atmosferai, jis gimė Kariljone, Bokšte, laukiant Kosygino. Buvo toks veikėjas, panašiai kaip Šimonytė. Tai galėčiau vesti talk show. Fantastiškas pasisekimas būtų. Netgi kai nieko nevyktų, visi žiūrėtų. Tai mes laukiam su tėvu Kosygino Bokšte, o jis vėluoja, nes 3 mergelėse su Narkevičiūte geria konjaką. Ir reiškia, jo nėra ką veikti. Tai aš su raktu beldžiu per tos varpus. Ir staiga išgirstu motyvą. Jūratė, genialų motyvą išgirstu, suprantat, reiškia. Sakau, tėvai, žinai, man patinka tas motyvas, aš jį pagrosiu, kaip atvažiuos draugas Kosyginas. Sakau, negrok, programai nėra. Sakau, kas žino, jisgi muzikos tai negirdi. Tai ir pagrojau. Pagrojau preliudą, taip kaip įsivaizdavau, grįžau namo, užrašiau ir štai jisai čia. Prašom į sceną, jaunimas. Viena iš versijų, kurią jie patys čia sumeistravo, padarė, reiškia, versiją violončeliai, yra versija vargonams, yra versija orkestrui, yra versija balsui, yra versija mandalinai. Kopenhagui bažnyčiai kažkas groja, labai juokingai, bent jau bažnyčiai su mandalinai, įsivaizduojat, Lietuvoje toks vaizdas. Taigi iš karto aš nežinau, pragarą. Tai prašom dabar, Aldona, pristatykit mūsų jaunosius muzikantus, kurie laukia, nesulaukia savo valandos. Taigi, violončeliai pritaikė Jolanta Taločkienė. Atlieka Nojus Skorupskas violončelė, mokytoja Neringa Augustauskienė, koncertmeisterė Daiva Tarelytė Juškienė. Prašom.
Jeigu taip groja ir dainuoja ir muzikuoja Algirdo mokyklos, tai Mykolo mokyklos irgi turi labai pasitempti. Jeigu tokia yra, aš nežinau, gal yra kur nors Mykolo. Algirdo Mykolo. Paskui gali jos abi susijungti kažkaip, reiškia. Na, čia žinoma juokauju. Visi humorą suprantame. Bet jeigu kalbėti rimtai, tai Algirdo muzikos mokykla mane tiesiog pribloškė. Nes tai pasirinkimą, jų iniciatyva buvo surinkti tie kūriniai, daugiau. Jie paruošė visą didžiulę programą. Mane pakvietė, aš atvažiavau, buvo apakęs, apsalės, žiauriai patiko. Ir tai buvo išskirtinis koncertas, kaip dabar visi kalba. Visi išskirtiniai, bet išskirtinis, tikrai rimtai išskirtinis. Ir mes pagalvojom, kodėl mes negalim plačiai visuomenėje jų parodyti, jų pastangų groti lietuvišką muziką ir taip, reiškia, gausiai. Ir dabar pabaiga jau, visai pabaiga, tuoj pat keliausim namo. Dar liko 2 kūrinėliai. Ir dabar choras, kaip visuomet pabaigoje turi būti stiprus numeris. Gausus. Choras. Jaunių choras. Algirdo muzikos mokyklos jaunių choras. Ne, čia pasėdėsim. Ir dabar mes išgirsime 2 kūrinius, 2 dainas. Viena iš jų atgaivinta, o kita baisiai dažnai dainuojama. Žiauriai dažnai, kaip dabar sako studentai. Skriski lietuvėlėn. Iš miuziklo. Va, mane taip ir užstoja. Va, visuomet mane pažemina kažkaip, bet visuomet niekaip. Aš čia galiu išeiti į tarpą. Veidas ne tas, bet dvasia panaši. Taigi, šitas reiškia, šita daina yra labai įkyri, pasakyčiau, labai dažnai dainuoja ir ne tik Lietuvoje. Skriski lietuvėlė. Iš miuziklo, kurio premjera, reklaminė pauzė įvyks Panevėžy gruodžio pradžioje. Su orkestru, su solistais gyvais, įsivaizduojat? Nepaprastai įdomu, važiuosiu žiūrėti antrą veiksmą. O antrą dainą, kurią išgirsite, tai Saugokim gamtą, tai yra atgaivinta, visiškai atgaivinta daina, natų net nebuvo. Ir jie išsireikalavo iš manęs įrašo, ir iš to įrašo atgimdė gaidas. Koks stiprus toje mokykloje solfedžio, jeigu jie gali diktantus tokius rašyti. Ir surašė natas, ir dabar jie ją padainuos, įsivaizduojat. Tai jau bus visiškas finalas, po to aš jau nekalbėsiu, tik džiaugsiuos. Sėkmės jaunime.
Šią dainą atliko jaunių choras Gaida, vadovė Lina Tomkevičienė, chormeisterė Miglė Uleckienė, koncertmeisterė Liudmila Šapošnikova. Ir dabar girdėsite dainą Saugokim gamtą, žodžiai Rimanto Kluso, solo Liukrecija Šaulytė, vadovė Lina Tomkevičienė, chormeisterė Miglė Uleckienė, mokytoja Nerutė Šiliūtė, koncertmeisterė Viktorija Švedavičienė. Algirdo muzikos mokyklos moksleivių programos dalį sudarė Nerutė Šiliūtė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja. Ačiū Jums visiems. Kiekvieną pavasarį aš atvažiuoju į mišką, apmąstau praėjusią žiemą, rudenį, vasarą. Miške aš tampu savimi. Vaikštau toks mažas, laimingas. Kiekvieną pavasarį aš atvažiuoju į mišką, apmąstau praėjusią žiemą, rudenį, vasarą. Miške aš tampu savimi. Vaikštau toks mažas, laimingas. Kiekvieną pavasarį aš atvažiuoju į mišką, šypsausi saulei, kvėpuoju tyru oru, stebiu išbrinkusius pumpurus, stebiu ir semiu jų ramią bundančią jėgą. Kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. Ačiū visiems. Ačiū. Didžiuojamės, kad turime tokį kompozitorių.
kompozitorius ir akademikas Giedrius Kuprevičius. Ačiū labai.